Sveiki draugai! Tai sveikinus šiandien ne iš bet kur, o iš didžiosios Anglijos karalystės. Tai bandysim apsistoti prie jūros 3 dienas ir maitintis jūros gėrybėmis. Tai turim krabų gaudyklės, turim meškeres. Jaunimas dar pasiėmė nardymo įrangą, tai pabandys nardami kažką sumedžiot ir bandysim išgyventi. Esam šiek tiek sutarę, kad pirmą dieną nenaudosim apskritai nieko atsineštinio maisto, o antrą, trečią žiūrėsim pagal situaciją. Tai kaip seksis, kviečiu žiūrėti, bet prieš tai noriu padėkoti savo kelionės draugui UAB Traidenis, taip pat kontribistams, visiems, kuriem paspaudžiat laiką, pakomentuojat. Ir ką, keliaujam į nuotykius gamtoje! Fosilija. Ieškom dabar nusileidimo prie vandens. Geresnio, nes visur stačios uolos. Tai čia per akmenis einam. Tai nėra lengva. Lengvai lašnoja. Tas lietutis gal dzin, bet biški akmenis slidus pasidaro, tai netaip smagiai. Biški pavojinga eiti. Ten mūsų paplūdimys kažkur turėtų būti. Jo, uogų tai čia. Jau badu nemirsi. Nu, gervuogės bus kaip pusryčiai pirmieji mūsų. Nu, tokios čia gervuogės biški nėra labai saldžios, gal kažkiek nuo jūros gauna sraus vandens, tai toks kartumas biški yra, bet mums gerai. Nes neaišku, po to, kai bus nusileisim prie vandens, gal iš vis neis nieko, nei užmest meškeres, nei pažvejot, nei susirinkti kažką. Jo, čia irgi žiūrėjau visokių kliūčių padaryta, nežinau dėl ko, ėjom ir praėjom. Iš kitos pusės, ko net nebuvo jokių pažymėta, kad nėra praėjimo. Va ten matos tokia bala, tai ten turėtų būti visko. Krabiukų, moliuskų ir ten planuojam apsistoti. Tik nežinom kaip nusileidimas, nes šito gervuoginai aplinkui, tai baisiai nepatogu yra eiti. Dar vienas maistas šiaip labai irgi geras. Dar gal kiek ankstokai valgyti jį, bet erškėčiai irgi labai gerai. Nu, dar biški trūksta šalnų jiems, arba šalčio, kad būtų skanesnį. Bet valgyt gali. Šiaip turėjo lyt ir prisirinkti lietaus vandens, bet kol kas nelyja. Nu, gal biški lengvai taip. Tai problemų bus su vandeniu, kažkur reikia surasti. Nu va, sak, Anglijoj nėra laukinės gamtos. Vat kur kokias džiunglės įėjom. O čia tiesiog paprastas nusileidimas prie vandens. Tai čia toks džiunglikis. Dar erškėčiai visų pirma, visokie durė. Nu ir džiunglės. Šitų džiunglių kas gerai, kad bent bus medienos gal. Čia va, tokie krūmiukai viens kits, tai bus ne problema gal va čia. Priaugę tik nežinau, kiek jie tokie dega, nes jau labai plonos šakelės ir lengvai lūžta. Va, apsistosim čia. Tai va čia tokia bala yra, gal pažiūrėsim, ko nors yra. Ten toliau yra vat vanduo, ten bus moliuskų. Čia va kažkur kampė laužus įsikursim. Šiaip čia tokia vieta, visai ramiai, be užuovijos, nors vėjas šiaip jaučiasi. Jie tie vinkels vadinami. Parodyk ką kitą. Nu va, liuks. Nu ką, dumbliukas. Paragausim. Aišku, ne labai gerai valgyti, nehigieniška. Nu, skonis kaip išiki, bet labai kieta. Liuks.
Žiauriai geras skonis. Patiko man visai šitie dumbliai. Jis pats atrodo va toks. Aišku, dabar ne sezonas, bet dar pusivelnio kitumas. Čia garantuotai pabraidžius turėtų gyvybės būti. Va, kiek. Čia šuniplaukos, jos nelabai valgomos. Va, kiek gyvybės. Kažkokios kaip rūgštynės giminės, bet jau čia ne rūgštynės bus jau. Žiauriai sūrios. Kas keisčiausia. Ir iš tikrųjų sūrios. Eina sokus, geras skonis, kaip agurkai rauginti. Nu geras. Nu nerealų. Tik įdomu, ar jie valgomi. Čia privalgys už tokių. Po to nebesikelsiu, reiks pasigūglinti, pasižiūrėti, kas čia per. Nu nerealus kaip rūgštynė, bet nelabai rūgščios, tik sūrios labai. Tie augalai man žiauriai pasidarė įdomus. Tik nežinau, ko paklausti, kaip su valgymu yra. Ir ką, dabar chebra aš išleidau parsinešt nardymo kostiumų, o pats kursiu laužą. Aš padružinėjau medienos, nes čia gali būti sudėtinga. Kadangi čia beržų jau nebus, tai reiks suktis iš situacijos, jau čia reiks žolių iškot arba smulkinti. Nes čia tokia vieta, kad nėra labai ko normalaus rastis. Arba viskas dar šlapia, ta prasme, žalia. Bet radau kelis augaliukus, tai sausą pamanysim juos uždegti. Nu, po truputį panašu dega. Jau gal nebeužges, šiek tiek teko pasistengti. Rolandas alkaniausias, tai pririnka mums moliuskų. Greitai pabandysim įsikepti ant akmens. Visai daug mėsos atrodo. Nu, kaip skonis. Jaučias biškį anglies, toksai degies, žinai, prieskonis, bet šiaip mėsa nebloga. A ne? Nu gerai, aš. Tokia biškį guminė. Jas gal virčim, žinok, vandenį geriau. Tai aš manau, kad virsim tik tai pradžią, dabar, žinai, greičiau paragausim. Nes tai tokia, kaip degiesė prieskonė kažkokia. Gal sudeginai, ne? Ne, jis matyt nuo dūmų. Nu ką, Rolandas tyli. Gerai. Duonos sviestas skaniau, aišku, ne? Taip. Ja. Nu, skonis tai žiauriai geras, tų kriauklių. Toks kistimėlis. Tai va dabar biškį užkandam. Hebra varys nardyti, aš varysiu moliuskų toliau iškoti ir kažką gaminti valgyti. Nu, einam dabar nardyti. Tai prie molo nebeisit, ne? Paspinai bus sunku, dabar netaisyk vandenį, žinok, užtaisysi. Pabandau. Technika jau. Dabar ko aš norėsiu? Kol jie medžios, žvejos, taip sakant, aš bandysiu kriauklį prisirinkti. Nu, man žiauriai skaniuoti dumbliai. Galiu valgyti ir valgyti. Skaniau negu iš parduotuvės. Su peiliu bandyti. Kitaip jų nenuims. Visi siurbė gerai.
Dovydas pareina iš vandens. A ko išlipai? Matomumas prastas? Srovė per stipri ir bangos. Srovė ir bangos. Nu, per kiek 10 minučių va, šitą dubenėlį, šitą va, pilną pririnkau. Ai, žiūrėk, tai čia labai gerai. Va, kai jau klikės mūsų verda. Bus, nežinau, pietus ar vakarienė, kas čia begaunas pagal laiką. Nebėra tik svarbu. Bus pirmas šiltas patiekalas. Nu va, taip atrodo. Ir žiūrėsim, kas čia gavus, ragausim. Lupamis. Niks nebelaukia čia. Tenai biškį energijos. Turiu visokių ir kablių, turiu sistemėlių, porą plūdžikių, bet labai mažas plūdė. Kaip riešutis. Jo, bet reik dar stipriau žiūriu. Nelabai ištrauksiu, jeigu virš nesulaužysiu. O čia irgi gerai šitą mėržį visai. Bet tik kad reik daužyti padariau, nes kitaip, nu, daug liks jau šukim lieka, ne? Nu, nieko, kalsiu daugiau gausim. Kad tu jau čia maistą brokuoji. Dar mažai alkanstės, jeigu išsirenki. Tai ką, gal trūksta jų? Na, aišku, netrūksta, tai ne tam esmė, čiagi nieko. Matėva labiausiai patinka iš tikrųjų. Šitas. Tau pačia patinka, kur koja? Šitai atrodo, tai nežinau. Ką, užkandom ir dabar tai mastom, ką čia toliau, gal dar mažų, tų didesnių moliuskų pasirinkti prie jūros ir meškerę susimesti, gal žuvų pagausim dar. Žvejų laivų yra aplinkui, tai matyt gaudo kažką, tik šiek tiek toliau nuo kranto. Mes bandysim čia užmesti. Nu ką, varau užmesti su meškerė. Kažką mano hebra jau gaudo. Dar kažką reikia susirasti, ant ko gaudyti. Ai, tai irgi donkį užsimetė, kiek matau. Nu, užsikabina, žodžiu. Aišku, su akmenim. Vieną akmenės nepažvėjos. Palauksim vakaro dabar. Kai bus atostogis, pabandysim per atostogį pagauti. Renkam patelas. Tokius moliuskiukus. Šitie geresni, tokie didesni. Nu, bet panešim dar yra. Čia nieks neberenka. Nu, va, verda antras patiekalas. Patelos. O, kaip putrelė bėda. Kaip gerai atrodo, tai ragausim, kas čia gavos. Skrido kažkoks pelėsekalis gal, bet nežinau, jauniklis labai arti, čia koks turbūt 15 metrų, pabandysim arčiau prieiti. O gali nebetrauksim. Kai vaiknami neskubėsi, tai neliks.
Prisirinkau arbatžolių, tai čia atrodo šitas čiubrelis gal. O kas beliko iš mūsų valgymų? Jo, čia turi gal. Va tas akmuo buvo beveik prie vandens, o čia viskas buvo vandenį, o dabar viskas kiek nukrito vanduo per gerą pusmetrį. Kaip aš ėjai. Krabiukas. Ne. Tokių krabiukų čia yra. Na va, nuseko vanduo, tai dabar ieškosim krabų. Nu, ieškom. Čia nelabai matos kas. Bandom ieškoti kažko valgomo naktį. Krevečių, bet jau tokios mažos tos krevetės. Kokia graži. Tai užvirs vanduo, dėsim krabus. Krabai išvirė. Vieną pasidėjom. Gliaudom, visai neblogas skonis. Pabab, nuimk šarpą pirmą. Nu va, suvalgėm skanumėlis. Čia taip mėso sunku tam krabe rasti, bet šis tas yra. Labas rytas. Šiąnakt visai tokia pašalom naktelė buvo, nešilta. Nu, taip to buvo. Dovydas dar išsileido šitas kilimėlis, tai jis susisvargo. Nu ką, baigės mūsų badavimų dienos. Tai šiandien jau chebra palašinės duona braižus. Tai laukia, kada pradėsim normaliai valgyti. Jo, bet pašnekėjom su abudu su Dovydu, kad sakom visai, gal ir nieko. Dar prakentėtum tikrai be maisto. Nu, su jūriniu maistu, kokį vakar radom. Giedra diena tokia visai. Bet čia Anglijai kiek pastebėjom, keičias greitai. Taisim turbūt dar vakarykščių krabų, išsitrauksim, kur sugaudėm ir pasidėjom. Dar išsivirsim juos. Bet kaip gerai duona, ne? Dabar dalykas atrodo. Aš sakau, tie žygiai nuo visą laiką jie, aš kaip sakau, jie tada vertė tau gyvenimą visų maisto prasme įgauna kažkokį potokį. Atrodo vieną dieną tik reikėjo, ne? Atrodo jau... Taip, iškart maistas dar kitoks. Taip, nu. Kebra išvarė, žodžiu, atsinešti nardymo daiktų, tai šiandien jūra tokia ramesnė žymiai ir bandys panardyti. Vakar buvo srovės pakankamai stiprios, tai ir bangavo nelabai pavyko. Ir dar vandens reikia susirasti, nes vandens tai vakar mes naudojom virimui sūrų vandenį, jūros vandenį, tai jau taip, sakykime, viskas sūrų buvo, nu nebuvo labai sūrų, bet jau tas sūrumas toks jautėsi ant lūpų, kai valgai maistą. Ten krevetės, šituos krabus, muliuskus, tai va vandens bandysim gauti kažkur, nes šiaip atsigerti jau norisi. Tai šiandien jau gyvenam su normaliu režimu, su kiaušinienės pavalgėm, duonos, sviesto, tai česnako, tai žodžiu, bišk šiandien jau taip laisviau. Bet vis tiek bandysim dar jūroje kažką surasti, pagauti, kažkaip, kad būtų įdomiau kažką pasigaminti. Tai va, oras dabar toks visai neblogas, tokia saulutė lengvai šviečia, bet nėra labai šilta, taip norisi kažkur tai apsirengti, pavaikščioti daugiau, kad sušilti. Vakar palikom krabų, maišą dar šiandien pasidaryti, nueinu prie maišo, žiūriu, nė vieno krabo nebelikom. Va, buvom padėję čia tinkliuką prikabinę. Čia buvo vakar vandens pakilo iki čia, po to nusileido. Visi mūsų gyviai pabėgo. Nu, daug buvo, kol kokie 5-6 krabai dar buvo ir
Krevetės buvo su žuvim. O vakar dar buvom pagavę ir ungurį, bandžiau pagauti, pabėgo kelis kartus, bet suprantu, ne tas europinis ungurys, bet kongeris, nu, jūrinis ungurys. Antras dublius. Nu, tik dabar einam jau. Jo, palaštos susirinksiu. Tai palauk, tai man tu galėjai duoti tą puslę neštis, aš susiviniuosiu, tu pasimti klastus. Aš tik nenoriu to šniūro, žinai. Nu, bet jeigu taip ir šitai. O bandys hibrytę antrą kartą nert. Nu, išleidžiam. Kol kas matau bergždį povandeninį žvejybą, bent nemačiau, kad kas būtų pagavęs. Aš pirmą kartą naudoju, aš visiškai net neapmokintas. Aš kai šoviau pirmą kartą, vėl sustačiau, man nebešauna. Bet ten buvau, nežinau, gal dėl to, kad to šniūrą buvau neužvyniojęs. Paskui supratau, kad tą šniūrą reikia susivynios. Prašoviai? Antrą kartą prašoviau. Kol chebra gaudo, aš sugalvoju iš titnago pasigaminti peilį kokį aštrų. Nu ne peilį, bet kaip skeltuvą, kaip tokį iš akmeninį visą pasidaryti. Žuvį pabandysiu išskruosti tokį. Pasigaminau titnaginius tokius aštrius kaip peiliukus, tai panaudosim žuvies skrudimui. Parplaukė Dovydas. Va, Dovydas pagavo 2 žuveles. Užteks mums pavalgyti. Nu va, 2 lupažuvės. Vrasai angliškai va burna, kadangi valgom moliuskus, tai vat matot, burnytė tai jau ne uogom valgyti, o moliuskus traiškina.
daugiau yra prieskonių, matai, kad druskos nepadaugint, kad prieskonių daugiau būtų. Čia dar varyt. Čia yra visokių ten gruziniškų žulių, iš kalnų, žinai. Oi, panaus, nesidariau. Jo, ten sakau ir. Šiaip galėtų daryti, žinok, iš saujos gali berti. Ai, čia tiesiog. Jo. Nu, davai man pradžiu iš saujos, kad nepadaugint. A, čia biškyrė. O matai, druskus yra va pavosti. Pusę čia sudėk į vidų. Žiūrėk. Dar česnakiukui kito įdėsi. Na ir gerai. Šiek tiek geriau prispausta, aišku, nes pirmiausia. Žarijų daug nebeturim, bet va, atrodo visai gerai atrodo. Kepus. Nu ką, ragaujam. Oda. Bus perkepęs, ne? Ne, Tai prasme pakankamai iškepęs. Jo, perkepęs neturėtų būti, nes matai, šitą pusę kepė ant pradžių žarijus buvo. Balta mėsytė. Jo, varyk. O, gerai. Ledas. Jei gal viena būtų tokia posaldė, aš galvoju, ne? Ką, iš gyvenimų dalykus baigiam, tai reikia jau kaip ir atšvęs susitikimą. Tai ir mėsos gabalai kepa. O, tu Ui, prieskoniai. Greitai sueina, žinai, žuvis. Duok man vieną, aš pamokalausiu. Galima valgyti. Bet kai visi alkani, tai suvalgysiu. Šitą bus gera. Oi, ne žolė, blemba, išaukštinė. Ne, dar nedarinėk. Palik, seni, palik. Desertai bulvytės. Gal vietoj kokia kamera buvo taisyta. Ne, žinau, bet man atrodo, aš tokį tarimą. Aha. Lyja, lietutis. Nu va, paskutinę dieną lyja. Būtume galėję, jeigu pirmą dieną būtų galėję pasigaminti vandens, o dabar tai lietus jau nebereikalingas. Jo, tokia biški pradėjo saulė lyst, o šiaip čia lyjo gan ilgą laiką. Visą naktį beveik turbūt, kiek buvo pabudęs, stojo lyt, saulė išlindo, tai jau galėsim gyventi kažkiek. Va, vanduo paprastas. Galima iškart galima va ir prisipilti ir parodyti jums, kad tikrai geras lietaus vanduo ir atsigert. Keliausim atgal į civilizaciją. Nu, prabuvom čia 3 naktis. Tai turbūt, kas suplanuota, padaryta, kas nesuplanuota, turbūt kitam kartui palikta. Beje, noriu dar priminti, kad kontribistai ir patreonai gauna šiek tiek papildomo turinio. Čia įkėliau, turbūt rugpjūtį, rugsėjį įkėliau po vieną video. Tai vienas apie vėžius, kitas apie batus. Jeigu norit mane paremti, galit užsiprenumeruoti Contribui arba Patreon platformoj ir pamatysit video. Ir iki kitų susitikimų Lietuvos gamtoj. Ate!